Šiuolaikiniai intensyvų žemės ūkio metodai kartu su plačiu cheminių medžiagų naudojimu sukelia reikšmingo aplinkos ir žemės ūkio iššūkių. Tai apima taršą, dirvožemio degradaciją, buveinių sunaikinimą ir nykstančią biologinę įvairovę tarp augalų ir gyvūnų. Be to, augantys rūpesčiai dėl maisto produktų saugos ir jų poveikio žmogaus sveikatai skatina domėjimąsi alternatyviais žemės ūkio metodais. Biodinaminis žemės ūkis siūlo holistinį, organinį ir etišką požiūrį į žemės ūkį, maistą ir mitybą. Tačiau kas išskiria biodinaminius produktus ir kodėl jiems turėtų būti teikiama pirmenybė prieš įprastus produktus? Pagrindinės skirtumas slypi dirvožemyje. Biodinaminiai ūkiai pasižymi geresnė dirvožemio sveikata. Palyginti su įprastais ūkininkavimo metodais, tyrimai rodo, kad šiuose ūkiuose yra daugiau organinių medžiagų, padidėjęs mikroorganizmų aktyvumas ir geresnė dirvožemio struktūra. Biodinaminio žemės ūkio kertinis aspektas slypi natūralių preparatų naudojime. Šie preparatai pagerina natūralius dirvožemio procesus, įskaitant mikrobinę veiklą, sliekų buvimą ir fermentų veiklą šaknų zonoje, kurie yra esminiai augalų sveikatai. Biodinaminis žemės ūkis taip pat pabrėžia organinių medžiagų išlaikymą dirvožemyje per kompostavimą ir biodinaminius preparatus. Naujas holistinis metodas akivaizdžiai parodo biodinaminių produktų gyvybingumą. Išorinė produkto išvaizda gali būti apgaulinga, tačiau vidinė ne. Ekologiškų produktų autentiškumui patvirtinti buvo pradėtas naudoti biokristalizacijos metodas. Tyrimai rodo, kad biodinaminiai dirvožemiai pasižymi didesniu mikroorganizmų aktyvumu, kas lemia turtingesnį dirvožemį ir skanesnės, maistingesnės daržovės. Sliekai dar vienas dirvožemio kokybės rodiklis puikiai jaučiamas biodinaminėse sistemose. Jiems būdingas jautrumas cheminiams preparatams, todėl sliekų populiacija ir biomasė biodinaminėse ūkiuose yra daug didesnė nei įprastose ūkiuose. Biodinaminiai preparatai gerina dirvožemio sveikatą ir didina derlių bei kokybę ypač grūdams, pupoms ir duonos gaminimo ingredientams. Pavyzdžiui, ragų silicio preparatas 501 naudojamas prieš žydėjimą, skatina augimą, pagreitina brendimą ir gerina grūdų ir pupų kokybę, stiprindamas fotosintezę ir atsparumą stresui. Biodinaminiai metodai pagerina šaknų vystymąsi pupose ir išsaugo grūdų kokybę. Užtikrindami geresnės kepimo savybės ir ilgesnį galiojimo laiką duonos gamybai. Biodinaminiai produktai auginami be sintetinių pesticidų ar trąšų, užtikrinančių švarumą ir saugumą. Tyrimai parodė, kad biodinaminiu būdu užauginti moliūgai ir bulvės turėjo reikšmingai didesnį maistinių medžiagų kiekį. Biodinaminiai pieno produktai taip pat lenkia įprastą pieną, nes juose yra daugiau vertingų riebalų rūgščių, todėl jie ypač naudinga vaikams, turintiems maisto netoleravimą. Galų gale biodinaminis žemės ūkis yra tvarus, maistingas ir ekologiškai atsakingas alternatyvus metodas, kuris suteikia naudos tiek aplinkai, tiek žmogaus sveikatai.